Na, sveiki, kaip gyvenate? Šiandien tai birželio 12 diena. Na, dabar jau 3 valanda nakties ir, buvau labai pavargęs sugrįžus namo, nes šiandien aš turėjau darbą kaip įprastai, bet buvo labai sunku važiuoti į darbą. Dėl to, kad traukiniai vėlavo, kai važiavau į darbą ir kai sugrįžau iš darbo namo. Ir kai važiavau į darbą, tada truko daugiau nei valandą. Įprastai trunka 30 arba 40 minučių, bet šį kartą man reikėjo būti darbe 17 valandą, 5 valandą, bet atvykau ten po 6 valandos. Be to, kai sugrįžau namo, tai buvo baisiau, nes kelionė namo truko maždaug 2 valandas. Todėl sugrįžau tik prieš 2 valandas po, beveik jau 1 valandą nakties. Labai ilgai truko, tikrai. Jau tada, kai atvykau namo, tada jau praėjo, maždaug 2 valandos po darbo pabaigos. Tai gera, kad tai nebuvo rytoj. Nežinau, ar tai atsitiks, bet jeigu rytoj tai atsitiks, tai aš turėsiu problemą, nes aš turiu interviu su vienu lietuviu, vadinasi Paulius. Jis turi Instagramo paskyrą arba irgi YouTube kanalą ir kalba apie lietuvių kalbą arba moko lietuvių kalbą užsieniečiams. Šiek tiek žymus žmogus, taip sakyčiau. Bus nuoroda kanalo aprašyme. O šiandien, ta proga, kalbėsiu apie lietuvių kalbą, apie lietuvių kalbos žodžius, kuriuos labai nekenčiu, be galo nekenčiu. Pristatysiu tokius žodžius. Pirmasis žodis, kurį labai nekenčiu, tai nekenčiu. Tai nekąsti. Labai nekenčiu tą žodį nekąsti. Tai dėl to, kad man nepatinka, kaip keičiasi šito žodžio formas. Nes, tai dabartinė, kaip sakyti, pamiršau žodis, atsiprašau. Normali forma, tai nenormali. Esamojo laiko formos, tai man nieko. Nekenčiu, nekenčia. Tik nekenčia, kirčiavimas yra kitoje vietoje, bet ne taip sunku, bet apie būtamasis laikas, ar ne? Kiek prisimenu. Būtojo laiko formos man nepatinka, nes man nepatinka kirčiavimo vieta. Šio žodžio kirčiavimo vieta man nepatinka, nes to veiksmažodžio
būtojo formos tai nekenčiau, nekentė. Na, kirčiavimo vieta tai, na, pirmoje, kaip sakyti, balsyje. Na, pirmame balsyje. Man nepatinka tai. Aš norėčiau ištarti kaip, esamojo formo, esamoji forma, esamasis laikas. Aš norėčiau kirčiuoti kaip nekenčiau, nekentė. Bet tai reikia teisingai reikia kirčiuoti kaip nekenčiau, nekentė, man nepatinka. Na, ir yra dar daugiau tokių veiksmažodžių, kurie turi tokį kirčiavimą. Ir kirčiavimo vieta yra pradžioje. Man nepatinka. Kitas pavyzdys tai dabar aš nepamenu, bet man nepatinka, kai kirčiavimo vieta yra žodžio pradžioje. Man nežinau, kodėl man nepatinka, bet paprastai man nepatogu kirčiuoti. Man nepatogu, nežinau. Paprastai negražiai tada skamba. Jo, man netinka. O kitas žodis, tai praleisti, gan žodžiai. Praleisti, parodyti, rodyti ir taip toliau. Rodyti. Kur buvo kirčiavimas, nepamenu. Na, man nepatinka šitų žodžių būtamasis laikas. Na, būtojo laiko formos, man nepatinka. Na, praleisti, tai Na, dėl to man nepatinka tie žodžiai. Aš visada negaliu prisiminti, prisiminti paprastai, paminėti. Na, visada aš maišau tų žodžių formas. Nežinau kodėl, bet visada man reikia galvoti, kaip pasikeitė tų žodžių formos. Man nepatinka irgi šitų žodžių esamasis laikas, esamojo laiko formos. Irgi, nes, kaip sakiau, maišiau. Kodėl? Aš nežinau. Praleidžiu, tai etamasis laikas. Praleidžiu, praleidi, praleidžia, bet būtojo laiko formos. Tai praleidau, praleidai, praleido. O parodyti tai esamasis laikas, tai parodai. Na, aš visada negaliu prisiminti. Parodo. Parodai. Irgi kirčiavimo vieta tai pradžioje yra. Parodai. Ir šio žodžio būtojo laiko formos. Tai formatai. Parodžiau, parodai, parodė. Na, praleisti. Aš norėčiau visada
pakeisti šito žodžio formas kaip praleidau, praleidai, praleido, bet reikia pakeisti kaip praleidžiu, praleidi, jau neprisimenu. Praleidžia. Nežinau kodėl. Kodėl aš negaliu prisiminti, aš nežinau. Todėl mane paklausyk. Paklausyk, jo. Be to, man nepatinka žodžiai pora, para. Tai dėl to, kad aš kartais maišau su lenkų kalba. Lenkų kalboje irgi, šitie žodžiai. Kirčiavimo vieta tai kita. Irgi reikšmė irgi kita. Dėl to, kad reikšmės yra kitos, aš kartais maišau su lenkų kalba. Pora lietuvių kalba tai reiškia, du dalykai, du žmonės, a couple, anglų kalba. O lenkiškai pora, tai laikas, metas ir taip toliau. Naudoja kaip pavyzdžiui pora, pamiršau, pora rokų. Pora rokų tai reiškia, kad metų sezonas, laikas, pora rokų. O dar pora tai, kaip laikas, pavyzdžiui, naktis, tokia pora, pavyzdžiui, O para lenkiškai, tai a couple. Jeigu yra mergina, vaikinas, tai para, lenkiškai para. O lietuviškai para, para ir tai dienos metu, kiek prisimenu. Kartais, todėl, kai norisi pasakyti a couple, mergina, vaikina, tai man norisi sakyti para, lenkiškai para, nes visą laiką, aš gyvenau Lenkijoje ir visą laiką, girdėjau tą žodį para. Ir jau, man couple equal a couple, tai para, ne pora. O man pora, tai aš išmokau kaip laikas. Todėl, man norisi taip išversti, bet lietuvių kalbai pora, tai a couple. Para. Tai tikrai sunkina, kai yra tie patys žodžiai, bet reikšmės turi kitas. Tai visada sunkina. Todėl man nepatinka. O kiti žodžiai, kurie man nepatinka, kurie man nepatinka. Tai išsakyti, išskristi, išskirti. Aš jau galbūt kitame video apie tai kalbėjau, kad man nepatinka tarti tokius žodžius, tokie žodžiai, tokius žodžius, kai yra, iš ir po to tęsis
es kažką. Išsakyti, išskristi, išskirti man labiausiai nepatinka. Išskirsti, išskirsti. Išskyrė, būna labai sunku. Per daug yra priebalsių. Priebalsių iš eilės tęsiasi. Kaip lenkiškai. Ir pastaruoju metu mano video komentaruose, žmonės rašo, kad mano tarimas yra labai blogas, kai tariu šitą žodį učinėtis. Rašo, kad tarp kai aš tariu tą žodį, pasirodo pasirodo aš tariu tą žodį, kuris visai nereikalinga. Kuris visai nereikalinga tame žodyje. Aš visada tariu kaip učinėtis. Kažkodėl. Nežinau. Aš galbūt per daug, per stipriai galbūt tariu, todėl turi būti učinėtis. Gerai. Galbūt aš su balsu tariu tą žodį. Todėl taip skamba, kad yra nereikalingas garsas. Sunku. Učinėtis. Učinėtis. Oi, tai sunku. Učinėtis. Man norisi su balsu ištarti. Kodėl? Učinėtis. Učinėtis. Ar teisingai? Učinėtis. Učinėtis. Nežinau. O dar yra žodis, kaip man nepatinka žodis vaikščioti. Tarimas irgi man nepatinka. Vaikščioti. Nežinau. Kai yra tai nežinau kaip tai teisingai ištarti. Učinėtis, aš tariu kaip kai aš tariu učinėtis. Supratau, bet nežinau, man lengviau ištarti, kai yra vaikščioti. Man nepatinka tas žodis dėl to, kad kirčiavimo vieta yra pradžioje. Irgi pradžioje. Man norisi ištarti kaip vaikščioti. Ir aš manau, kad kiekviename video aš tariu tuo būdu. Vaikščioti. Ir vaikščioju, vaikščioja ir taip toliau. Bet teisingai kirčiavimo vietos yra pradžioje. Vaikščioju, vaikščioja. Man nepatogu. Aš žinodamas tai,
kad kirčiavimo vieta yra pradžioje, bet visada aš kirčiuoju kaip vaikščioju, vaikščioji, vaikščioja, nors tai neteisinga. Aš žinau, bet aš negaliu. Negaliu. Užsienietis vaikščioti. O dar yra tuša. Tuša. Tai rašoma kaip tuščia, bet tariama kaip tuša. Tuša. Tai yra truputį kaip rusų kalba. Tuša, bet man norisi ištarti kaip tuščia. Nežinau kodėl. Ukrainiečių kalba ta šč, tai tariama įprastai šč. Ščio. Tošč. Ir taip toliau. Tai, bet priklauso nuo žmonių. Bet išmokau, kad teisingai ukrainiečių kalba tariama kaip šč, ščio. Ne ščio, ščio. O dar man nepatinka žodis. Dar yra tai gali būti paskutinis, nes jau šis video yra labai ilgas. Tai rašyti. Rašau, bet būtojo laiko forma tai rašiau. Nežinau, koks skirtumas yra. Esamojo laiko forma rašau. Būtojo laiko forma irgi rašau. Rašau, bet kai rašoma tai yra i. I yra ir tariama kaip, nežinau, rašau. Man nėra, kai girdžiu, tai nėra skirtumo. Rašau. Kiek prisimenu, kirčiavimo vieta irgi toje pačioje vietoje, ar ne? Bet rašoma kitaip, ne? Tik yra būtojo laiko formoje yra i. Ir tariama kaip rašau. Nežinau. Jo. Tie žodžiai man nepatinka. Dar daugiau yra, bet bet pagrindiniai žodžiai. Jo. Man nenorisi ištarti tokius, tuos žodžius tikrai, bet kartais reikia, nes yra. Tokia istorija, ne istorija. Toks pasakojimas. Kirčiavimas, tai abiejų man nepatinka. Iki. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!